Taram. Sveiki gyvi, brangus uždraustas Ragelskis kanalo žiūrovai. Mes su jumis esame prie Vilniaus apygardos teismo. Vilniaus apygardos teismas. Tai čia yra dienos pietus, kavinė baras, bet mes einame ne dienos pietų. Mes einame išgirsti teismo nuosprendžio apeliacinėje byloje, kurioje Antanas Kandrotas su draugais ginčijo teismo sprendimą. Ir klausimas, aišku, koks tasai dabar bus sprendimas, paliks jį kaltu ir su 6 metais laisvės atėmimo bausmės, ar išteisins, šito mes nežinome. Antanas Kandrotas to irgi nežino. Ta jisai turėjo sužinoti prieš mėnesį, nes nuosprendis turėjo būti skelbiamas gegužės viduryje, bet dėl to, aš spėju dėl to, kad Antanas Kandrotas, taip, dabar mums reikia surasti trečią salę, bet dėl to, kad Antanas Kandrotas randasi Baltarusijoje, posėdžių salė numeris 12. Tai šitas yra nukeltas nuosprendžio skelbimas. Tai dabar surasti man trečią salę gali būti truputį problemų, nes aš šiandien buvau tik tai 2 kartus. Viršuje turbūt salių nėra. Oi, bėgsiu, to jau aš ieškosiu. Apeliacinis teismas. O va, žiūrėkit, radau. Jeigu jums reikės apeliaciniam teisme į 3 posėdžių salę, tai lipate laiptais viršun ir tada einate čionai. Aha. Taip. Posėdžių salė 2. Posėdžių salė 3. Štai posėdžių salė. O, kiek daug žiniasklaidos. O, čia mūsų mieloji fake news. Na kaipgi be fake news? Be fake news niekaip. Šita ciocinka sėdėdavo mano kiekvienam posėdį, kai reikėjo pradėti formuoti visuomeniai nuomonę apie tai, kad apkaltinamasis nuosprendis yra teisingas. Tai lygiai tas pats dabar yra daroma su Antanu. Šįryt išėjo LRT tų propagandisčių atseit tyrimas žurnalistinis, kuris Antaną išstatinėja kaip Rusijos agentą. Netgi jie dar terminą sugalvojo Rusijos chaoso agentas. Nu, ką padarysi, propagandistai, todėl ir yra propagandistinės kekšės, kad jie visiškai nesiskaito su realybė, su objektyvia tiesa ir jiems apšmeižti, apdarti žmogų, tai kaip bombonkę suvalgyti. Taip, toks vaizdas, kad kartais jiems netgi didesnį malonumą teikia būtent žmogaus apšmeižimas, negu kažkokia tai informacijos sklaida, apskritai bet kokia. Taip, kad dėl Antano aš absoliučiai jokių iliuzijų neturiu. Jisai bus paskelbtas kaltu. O va šitos propagandistiniai fake newsai, čia susirinkime 15 minučių. Kriminalo skyriaus atstovas, kuris pas mane sėdėjo pradžiai teismo posėdžio, paskui pasiplojo, pamatęs, koks tenai yra farsas. Taip, man reikia prisitaisyti mikrofoną. Kodėl? Aš dabar galiu jūsų paprašyti. Gerai, tuoj, duokit. Vėlai iš karto, čia jau šventas reikalas, jeigu be leidimo nekaip, tai mes tą padarykim su leidimu. Čiagi teismo posėdis tai atviras visuomeniai. Ne, bet tai yra šimtai, leidimo teisėjo. Taip, ir aš su to mikrofoną, taip teisėjas šiandien bus, ar ne,
Gerai. Taip, tai duokit. Galima. Laurynas Ragelskis, visuomenės informavimo priemonė, uždraustas Ragelskis kanalas. Atsisėskim šalia šitos. Mirza pakas naitiuotė. Kurpė savo straipsniukus. Taip. Miesto Varnos teismas. Taip, aš dabar pildau prašymą. Birželio 11 diena. Jos laiką. Taip. Taip, visi čia laukia. Na. Taip. Taip. Vis dar pildau. Einam bylos numerį toj. Susirandame, turėtų čia stende būti. Taip. Va. Čia teisiamasis, čia pirma salė, 5, 3. Taip. Va šita, man atrodo. Ne, čia dokumentų suklastojimas.
Taip. Aha. Nam. Gerai, žiūrime, draugai mano. Kuris šiandien bylos numeris, blė. 13:30. O, čia, ne, čia, ai, bet gal čia. Taip, o čia slenka. Slenka, 9, labai lėtai slenka. Neatsimenu, koks bylos numeris, matot. Reikia prašymą rašyti. O šitas neslenka. Šitas rodo 13:30, o čia 12:50 turi būti skelbiamas. Ir ne tie nuteistieji. Na, vis dar čia 9. Balin. Einu apie šitos advokatės paklausę. Taip. Atsiprašau, bylos numerį galite man padiktuoti, aš čia prašymą rašau dėl leidimo filmuoti. Aš neturiu... Jūs ne advokatė? Ant tvarkaraščio ekranas nuslinkęs rodo vėlesnės bylas. Nu, einam. Man šita bloga moteris padarys gerą darbą. Nu, pasižiūrim. Ai, čia liečiamas ekranas. Dieve mano. Ačiū. Tai 12:50, 3 salė. Vat Antanas Kandrotas aplentas. Taip. Aha, bylos numeris yra 1A 2 brūkšnelis 1076 206. Taip. Justas Namavičius, pirmasis pranešėjas, sekretorė Rasa Maldanytė. Gerai, teisėjas Justas Namavičius. Teisėjas Justas Namavičius. Namavičius. Taip. Na, man atrodo, viskas, draugai, mano įrašiau. Čia žiūrėkite, nutaisęs savo propagandinės patrankos vamzdį, pavadinkime taip, propagandinio artilerijos pabūklo taikinį į duris. Taip, ką jisai čia mato? Jisai mato čia duris, pro kurias turi įžengti teisėjas. Na gerai, aš laukiu tos komunikatorės, kuri man davė šitą techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašo 1 priedą. Taip. Atsiprašau, o jūs turbūt tai ne žiniasklaidos priemonė. Irgi žiniasklaidos, Dieve mano, o tai kur Antano Kandrato nekentėjai arba palaikytojai, o jūs iš kokios žiniasklaidos priemonės, aš jūsų nesu dar matęs, net pažįstu. Net pažįstu. Prisistatykite. Kol kas su jumis jokių santykių nėra, šitie tai propagandinės šiukšlės, ta tai iš viso, kaip sako rusai, klimo niekdė stavyti. Nors ačiū, kad parodėte man, Inga Staniulienė, šitą, kad ekranas judantis, aš nenorėjau savo pirštais baksnuotis, sakau, išpurvinsiu teismo dar ekranus. O jūs iš kokios žiniasklaidos priemonės? Nežinau, čia su jumis dar pakalbėti. Jūs ne su mumis kalbate, jūs kalbate mano žiūrovams. Aš esu tik tai tarpininkas, o žiūrovams be galo yra įdomu. Įdomu, gal posėdį bus tavo, nežinau. Nu, tai neaišku, ar man posėdėje apsitai leis filmuoti, leips išsijungti, aš negalėsiu šito parodyti, ten galėsiu tik tai pasakoti, o bent jau gyvai. Va čia yra BNS LT darbuotojai, ar ne, jos Blevyzgas, Delfis ir visi kiti perspausdinė paskui. Čia TV Trioškė, čia 15 minučių, vargšas kriminalistikos. Aha, taip, užpildžiau. Aha, kaip jisai spręstų. Dėkui labai. O jūs sakėte žiniasklaidos kokios? Aš esu liaudės žiniasklaidos savo Facebooko kanalui. Savo. Taip. Nesate rašytas į žurnalistų.
Žurnalistų etikos inspekcija mane traktuoja kaip žiniasklaidos rengėją. Taip, kad man net nereikia būti įrašytam į sąrašus. Kiekvienas turintis savo socialinius tinklus jau automatiškai tampa informacijos rengėjų. Ir traktuojamas kaip pilnateisis žurnalistas, nesvarbu, ar jis iš to uždirba ar neuždirba, ar bylas gauna dėl to. A, jūs tiesioginę vaizdo transliaciją norite daryti? Taip, į Facebooką aš jau dabar darau tiesioginę. Tai čiagi jokio skirtumo tas gyvas. Teisėjas spręs, ar čia gali sutikti, gali ne. Gerai, dėkui labai. Na tai va, pasižiūrėsime, ant kiek demokratijos daug Lietuvoje, nes, kaip sakiau, čia 15 minučių. Tai ką ten reklamuoti? Ten vienintelis geras darbas, kurį jūs padarėte, ir tai ne jūs pats padarėte, tenai jūsų mergaitės, kai joms davė fas ant Ruginienės patarėjo. Ir tai jos ne pačios tenai kapstėse, joms numetė medžiagą. Žodžiu, esate menkavertis, propagandinis, užsakomasis portaliūkštis. Nu, TV trioškė iš viso. Žinote, žemiausias rangas tai yra TV trioškė. Po to, kai amerikonai nusipirko TV3, ten ant tiek pornografinė pasidarė šitą smegenų plovimo instituciją. Nes jie perėjo ant amerikietiškų standartų. Netgi formuluotės pas juos yra verčiamos kalkės iš Amerikos žiniasklaidos priemonių standarto. O, draugai mano, aš matau, kad prisijungia pats Antanas Kandrotas. Na va, jo, ir aš irgi žiūriu. Taip, gerbiamas Antanai, turiu jūs nuvilti. Dėmesio jūs susilaukite neypatingai daug. Makaraitytės čianai nėra. Ir visiškai neaišku, ar teisėjas patenkęs mano prašymą tiesiogiai transliuoti žiūrėkite, į mane buvo nukreipęs kamerą, tiesiai, ar ne, ten, kur aš sėdžiu, ne į duris, kaip prieš tai, į mane. Kodėl jūs taip darote? Ir dar, žiūrėkit, nusisukė savo kortelę, kad nematyčiau, kas toksai per operatorius. Fui, kaka, negražu. Taigi, Antanai, žodžiu, neaišku, ar teisėjas leis gyvai viską patransliuoti, bet aš manau, jeigu kai paskels nuosprendį, tai aš jau tada iš karto galėsiu išeiti už durų ir iš karto pranešti anksčiau šitas čia susirinkusias prostitutės. Taigi, nuosprendžio paskelbimą stebės LTBNS, ta pati į Delfį iš karto eina, TV3, 15 minučių ir čia neprisistatantis vyriškis, neaišku, iš kurios jisai šitos žiniasklaidos priemonės. Na, aš spėju, dėl ko nėra tokio ažiotažo didelio, todėl, kad visiems daugiau mažiau yra aišku, kad apkaltinamasis nuosprendis bus patenkintas, patvirtintas ir jums, gerbiamas Antanai, bus paruošti šitie gražiai žvangantis demokratiniai antrankiai. Taip. Ir Lietuvos specialiosios tarnybos jau surengs šitą specialiųjų pajėgų būrį, šturmuoti ten, nežinau, kur jūs esate, ten Minsko ar priemiestį, Minsko centrą, Minsko ką. Žodžiu, būkite atsargus, kai kitą kartą važiuosite į Baltarusijos radijo studiją kalbėti laidoje Karšti cepelinai, nes gyvos transliacijos metu į studiją gali įsiveržti Lietuvos šaunusis specnazas, kokie aro vyrai ir jūs tenai tiesiai studijoje suimti ir slapta diplomatinio bagažo, diplomatinės mašinos bagažinėje pervežti į Lietuvą. Gerai, kad čia tokių absurdų realybėje būti neįmanoma. Na, o mes toliau laukime teismo posėdžio pradžios, jau yra 13:16 minučių, teismo posėdis vėluoja jau 26 minutės, kad paprastai aš tiek vėluodavau į teismo posėdį, o čia dabar vėluoja teisėjas. Taip, teismas su langais į Lukiškių aikštę, kurioje iškabintos va tokios vėliavos Lukiškių aikštėje. Taip, gerai, kad bent čia
prie Lietuvos herbo, dar kokio nors herbo nepakabino. Taip, laikrodukas, kėdyčių nedaug, užtvaras, tenai užtvaras, nežinau kam, ten su tokia spina, tai gal neįgalėsim su vežimėliai įsivažiuoti, patogios vietos padarytos. Taip, didelis ekranas, na, žodžiu, nuobodžiaujame, čia tik tai BNS Elta kurpia, ataskaitėlės rašo, taip, pasižiūrime, kas čia koridoriuje dedasi, taip, koridoriuje daug sutonuotų susirinko. Jau čia turbūt žmonės renkasi į kitą posėdį, nes 13:30 sekantis posėdis turi būti. Įsivaizduojate, draugai mano, koks būtų netikėtumas, jeigu štai mes sulaukime 13:30, kai trečioje posėdžio salėje turi prasidėti kitas teisiamasis apeliacinis posėdis ir mums praneša, kad, žinote, dėl techninių priežasčių teisėjas gavo daug netikėtų prašymų prieš teismo posėdį, nukeliame nuosprendžio paskelbimą. Aš nenustepčiau. Bet kuriuo atveju, draugai mano, po šito teismo posėdžio apeliaciniam teisme persinešime į apygardos teismą, kur vyksta Geros kaimynystės forumo teismas. Ir tenai jisai prasidės 2 valandą ir tenai bus teisiami Erika Švenčionienė, Kazimieras Juraitis, Valerijus Ivanovas. Už tai, kad reikalavo, jog Lietuva su kaimynais gyventų draugiškai. Na, kaip čia pasakius, tie, kas neša taiką karo metu, tie tampa nusikaltėliais, tie tampa priešais, tos reikia naikinti, tos reikia ištremti, tos reikia ištrinti iš informacinės erdvės pirmiausia, paskui ir iš visuomenės. O jeigu pasiseks ir iš gyvenimo. Ukrainoje po Maidano iki to buvo ir daeita, kai visuomenės aktyvistus, kurie reikalavo lygių teisių rusams gyvenantiems Ukrainoje, lygių teisių švietimo srityje, reikalavo stabdyti šitą nacifikaciją Ukrainos, juos tiesiog pradėjo fiziškai žudyti. Taip, nes tampė po teismus, taip toliau, trynė, o paskui pradėjo fiziškai žudyti. Mes iki šitos stadijos kol kas dar nedaėjome, kol kas čia mes nematome kaukėtų su kamufliažu ginkluotų nacistų ir banditų ir fašistų, kurie eitų į teismą, kaip eidavo Ukrainoje, eidavo į teismus ir reikalaudavo tenai išteisinti savo nusikaltelius ir reikalaudavo teisėjus praktiškai pradėti susidorojimą su visuomenės aktyvistais. Tai kol kas mes čia Lietuvoje to dar nematome, ir reikia daryti viską, kad nepereitumėm tos ribos, to lūžio momento, kai tragedija, kai Lietuvos sunaikinimas taps neišvengiamas. O mūsų mažytė tautelė sunaikinti tai kaip 2 pirštus į asfaltą. Jo, tai reikia provokacijos prieš Kaliningradą, tai reikia provokacijos prieš Baltarusijos atominę elektrinę. Ir iššaukti, išreikalauti tiesiog preventyvaus atsakomojo smūgio ir viskas. Ir nei mūsų, nei latviešų, nei mūsų brolių estų politiniam žemėlapyje nebeliks, o fiziškai gali nebelikti ir pačių tautelių. Taigi, taip mane iš tikrųjų stebina šitas teisėjų elgesys, negi jisai atbėgs lygus 5 minutėms ir greitai paskelbs nuosprendį ir pabėgs atgal. Nemanau, kad taip gali būti. Taip, antra, štai, 3 salė, 12:50. Ar ne? Kandrotas apeliantas, nuteistasis, taip ir kiti čia nuteistieji. O toliau 3 salė, 13:30 jau. 13:30 kita byla, kitas pranešėjas, čia ten Justas Namavičius, čia Ernestas Rimšelis bus. Žodžiu,
man toks vaizdas susidaro, kad jie čia yra nusprendę vėl nukelti teismo sprendimo paskelbimą. Žmogus Gediminas skelbia, kad LTSR vėliava paskelbta. Ne, čia neteisėjas, mes laukiam teisėjo. Tiesą sakant, nežinau, kaip Namavičius atrodo ir bijau, kad net ir nepamatysiu. O gal? Ne. Vaikšto visokie žmonės civiliai apsirengę, o sutanoto teisėjo su auksiniu lenciūgu ant kaklo mes nematome. Taip, Erika Švenčioninė parašė, kad komentaruose, kad nuo 14 valandos paleis tiesioginę transliaciją iš apygardos teismo posėdžio. Draugai, žinau, kviečiu jungtis, dalintis, viešinti, nes tik tai viešumas gali dar bent kažkiek taip pat išjudinti mūsų žmonės ir pristabdyti čia vykstančią beprotybę. Taip ateina, praeina. Čia ta moteriškė, kuri ėmė tos prašymus transliacijai. Ir laukiam posėdžio salę. Prieš prasidedant teismo posėdžiui prašome išjungti mobiliuosius telefonus ir kitus vaizdo ir garso įrašymo įrenginius. Taip. Na, ir kaip tenai, kur tenai. Taip, šitie toliau stovi, šitie toliau tykoja. Šitas tai jau turbūt tai dabar 23, be 10 turėjo prasidėti, tai prieš 33 minutės turėjo prasidėti posėdis, tai šitas jau 40 minučių taip stovi pasijungęs. Taip, čia bylas nusinešė kažkokias. Na, toj prieisim, paklausim. Tai, na gerai, tegu bėga. Taip, draugai mano, aš pats esu nežinioje, pats esu nerime, beje, kiekvieną kartą eidamas į teismą kokį nors transliuoti ir filmuoti. Atsiprašau, o teisėjas bus čionai, nes jau laikas baiginėjasi, bus ar ne? Supratau. Draugai mano, teisėjas bus. Niekur mes, taip sakant, nedingsime nuo šito švento reikalo, nes kiek galima kelinėti. Jau ir taip teismas apsigėdino prieš mėnesį nukėlęs paskelbimą apeliacinėje byloje. Tai kad antrą kartą apsigėdintų, nemanau, kad jisai savo taip leistų. Taip. Nagi. Taip, gerai, draugai mano, skelbiu konkursą. Atspėkime, iš kokios žiniasklaidos priemonės yra šalia manęs sėdintis vyriškis. Tai ne Elta, nes Elta savo pasiuntė, tai ne... gal čia TV3? Jūs gal iš TV3 esate? Gal. Ne, čia operatorius ir korespondentas, kuris paskui lakstys su mikrofonu ir bandys komentarą gauti. Ten iš gynėjos, jūs gynėjai esate, ar ne? Taip, kažko nenuotaiką gynėja. Man atrodo, kad gynėja, nes ten prokuroras, tai... O ko jam prokurorai čia dalyvauti? Prokurorai nereikia dalyvauti. Prokurorai viskas gerai, jisai savo babkytės gavo šitą judo darbą. Oi. Antanas Kandrotas žadėjo po apeliacinio teismo sprendimo, paskelbimo papasakoti plačiau apie šitą bylą. Tai po to, kai jisai buvo paleistas iš kalėjimo, aš susitikęs su Antanu Kandrotu, įrašinėjau vaizdo įrašą, kalbėjomės ir apie šitą bylą, ir apie kitus dalykus.
Atsiprašau labai Antano ir kitų žiūrovų, kad aš to vaizdo įrašo nesumontavau ir neįkėliau. Nu, mano kanalas kaip visada nunešė, tai ten mažas nuostolis, bet medžiaga yra, bus dabar akstinas po šito teismo sprendimo, tą mūsų pokalbį sumontuoti, tiesiog sujungti video ir paskelbti per visus kanalus, kiek turiu, tam, kad mes vėl giliau taip pamatytumėm visą šitą užkulisius, šitą visą smirtinčią reikalą. Tai pamatyti dabar, aš neįsivaizduoju, kokiu būdu galima taip pat neišeiti jau beveik 40 minučių, vėluoti teisėjui į šitą posėdžių salę, jeigu pas jį jau prieš mėnesį ten gulėjo parašytas šitas nuosprendis. Ir jis jau prieš mėnesį viską galėjo paskelbti, išviešinti, pareikšti ir taip toliau. Neįsivaizduoju. Jisai ten dar rašinėja paskutinius taškiukus ir kabliukus deda. Čia, kaip žinote, kaip studentas kokį nors architektūros, kuris iki paskutinio momento dar jau tenai išstatyti jo maketai, ten brėžiniai, kaba ant sienos, dar tenai su pieštuku, dar tenai dapaišinėja ten paskutinius užrašiukus matmenų deda, ar ten paskutinį ten langą bando įklijuoti į maketą. Taigi, oi, čia pas mus ir žemadažnių Landsbergojų prisijungia. Žinote, aš radau naują terminą šitiems žemadažniams, kurie lenda į transliacijas visokias ir keikiasi tenai. Tai yra provaldiškos nuomonės apologetai. Vat kas jie tokie. Čia va toks Rolandas Denis, provaldiškos nuomonės apologetas. O mes čia kol kas nuobodžiaujame ir neturime kuom užsiimti, tik tai tenai brauzinti savo internetuose. Na, o man, draugai, belieka tik tai vėlgi su jumis bendrauti ir tikėtis, kad šita mūsų gyva transliacija šlovingai pereis į tą žmogaus su mantija, tą išstojimą ir jo šitą skaitimą iš lapelio, ką jam surašė. Nežinau kas. O, man atrodo. Ne, taip. Tai teisėjas neleido. Neleido. O ką leido? Tai jūs galite tiesiog būti salėje. Aha, o filmuoti negaliu? Ne, filmuoti negalite, nes jūs neatitinka teisėjų tarybos to nutarimo, kur visuomenės ir žiniasklaidos atstovams nesate rašytas. Tai palaukite, o tai ką reikia daryti, kad galėčiau tą daryti legaliai? Sąrašas oficialus, Aha. rašytas ir panašiai. Panašiai, ar ne, tai kur konkrečiai man reiktų? Jūs nesate dabar žurnalistas, jūs kaip pripažinote, tik savo Facebook'o. Tai be abejo, bet kiekvienas transliuojantis yra informacijos rengėjas su tokiam pat atsakomybėmis prieš įstatymą ir prieš visuomenę. Yra baudžiamo proceso kodekse, kas gali visuomenės informavimo atstovai. Tai dar kartelį, socialiniai tinklai yra visuomenės informavimo priemonė. Taip. O ką ne? Tai blogas teisėjas, tai šališkas, tai negeras teisėjas. Tai aš nesu proceso dalyvis, bet jisai kaip elgėsi su visuomenė. Tai be abejo. Ačiū. Kodėl aš negaliu filmuoti, transliuoti? Neleido teisėjas. Tai sakau, šališkas, blogas teisėjas. Fui, kaka. Tai tegu ateina. O, čia šitas blogas teisėjas, kuris visuomenės informavimo priemonių nemėgsta. Jo, žinoma, prašom. Ką, mikrofoną paimti. Taip. Oho, gerai. Mane neišeiti, man leido Adamovič. Ko jūs čia kabinėjotės? Tai vat ir viskas. O tai kodėl jūs čia Adamovičių pakvietėte iš karto? Dargi nepaskelbė teisėjas posėdžio pradžios. Kai teisėjas paskelbs posėdžio pradžią, bus prasidėjęs posėdis. Tai be abejo. Va, o
Pagaliau išgirdau aukso žodžius. Ačiū blogas teisėjau, kuris niekinate žiniasklaidos priemonės. Dabar mes bandome išjungti. Jeigu nepagarbiai elgsitės su posėdžiu, Be abejo. pašalinsime iš posėdžių salės. Taip.